7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai Dovydai toks čempioniškas jūsų žygis šitam turnyre. Kokios pirmos emocijos? Tikrai labai džiugu, dėl to visą sezoną dirbam ir galiausiai pavyko pasiekti savo tikslą. Tai atrodo kelionė atranka nesusiklostė, eliminavot čempionus Realą, tada finalas čia prieš vėl laimėtas. Kaip atrodo ta kelionė jūsų akimis? Kiek tai yra džiaugsmo, ką reikėjo nuveikti iki to? Tai tikrai psichologiškai ir fiziškai labai daug reikalaujanti kelionė, bet vis tik parodėm, kad nemažai šį sezoną dirbdami ant psichologijos esame stipresni už varžovus ir rungtynių galuose sugebėjom juos palaužti. Kai buvo minus 12 minutė jau, buvo kažkiek nerimo, kad galit sulūžti? Šiek tiek tas nerimas visą laiką yra, bet mes pradedam pirmą dalį visą laiką sunkiai. Šiek tiek turėjome pristaikyti prie jų greito žaidimo, sulėtinti žaidimą ir pačias rungtynes labiau paimti į kontrolę. Pačiam irgi nebuvo pats lengviausias startas finale, su 3 taškais buvo ilgą laiką, bet kaip tam kelny vėl įsibėgėjai, kaip ir buvo panašiai prieš Realą berods. Kaip pačiam sekėsi finale ir kodėl galiausiai pramušė? Na, tikrai iš pradžių nesisekė, šiek tiek nekrito metimai, tai aš tengiausi jų per daug neforsuoti. Pirmoje dalyje, man gal tik 3 metimus išsimečiau. Bet antroje dalyje jau vis tiek komandai, esant ir gam rezultatai, reikia kažkam imtis iniciatyvos. Tai tikrai noriu pagirti savo kitus komandininkus, Kajus, Majus, Dominikas, visi labai prisidėjom, labai puikiai žaidėm ir tikrai visą tai pasiekėm kartu. Atrodo, pats nustebai, kad gavai MVP apdovanojimą, norėjai komandos draugų, jie atiduodi, kažką ten pasikalbėjai. Kaip tas sprendimas organizatorių tau pačiam nuskambėjo? Na, tikrai aš buvau šiek tiek maloniai nustebintas, tikrai galvojau, kad Dominikas to labiau nusipelnė, bet jeigu jau davė, tai tikrai priimsim. Kaip atrodo tas žiedas? Čia atrodo, visi džiaugiatės. Taip, va, toksai. Kiek realu, kad teks ir pačiam LKL sezoną užbaigti ir pasidabinti dar vienu žiedu? Manau, tai realu, kad sezoną užbaigs LKL. Kaip švęsit? Neturim daug laiko, skrydis jau šiandien vakare, tai reikia švęsti greitai ir efektyviai. Treneriai užsirūkė cigarus, nepažadu kažkiek dėl to? Tikrai nerūkau niekada, nesu matęs. Kalbant apie istorinį faktą, Žalgiris laimėjo jaunimo turnyrą pirmą kartą per 18 metų, kai kurie iš jūsų turbūt nebuvo gimę. Kaip skamba šitas faktas ir jūs priimat, kad tai įvyko jau? Tai tikrai pasaka, tikrai viskas kaip iš pasakos, dar negaliu patikėti, kad mes laimėjome su šiek tiek sonė. Kokia prognozė Eurolygos finalui pagrindiniam, kad irgi lietuvio triumfas? Nelaukiau šito klausimo, nes nuo sezono pradžios sakiau, kad Feneris su Monaku bus finale, bet Monakas laimės, tai nes Maiką Džeimsą labai mėgsta. Bet ten irgi lietuvis yra. Donatas. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.